Sveiki, aš Osvaldas Vagelis, o čia laida apie Manijos moksleivių krepšinio lygą, ateities krepšinio žvaigždės šiandien. Šioje laidoje matysite. Po naujųjų metų prasidėjo jauniausių moksleivių krepšinio lygos berniukų ir mergaičių čempionatai, apdovanoti naudingiausi gruodžio mėnesio MKL krepšininkai, taip pat jūsų dėmesiui svarbiausios lygos naujienos ir pokalbis su Vilniaus Lietuvos Ryto žaidėju Renaldu Seibučiu. Iškart po naujųjų metų Manijos moksleivių krepšinio lygoje prasidėjo 2 nauji čempionatai, kuriuose į aikšteles visoje Lietuvoje išbėgo patys jauniausi krepšininkai – 11-mečiai berniukai ir 12-metės mergaitės. Šiemet Manijos MKL berniukų pirmajame iššūkyje varžysis 65 komandos, o mergaičių 24. Jūsų ekranuose kaip tik dabar ištraukos iš Vilniuje įvykusio principinio derbio tarp Sostinės ir Vilniaus krepšinio mokyklų pirmųjų komandų. Abiems ekipoms tai buvo pirmosios oficialios rungtynės pirmojo iššūkio čempionate. Tad be abejonės jaudulys darė savo. Tačiau atrodo jaudinosi ne tik krepšininkai, bet ir juos palaikantis tėveliai. Sakykit, kokį įspūdį šiandien palieka jaunųjų krepšininkų dvikova? Gan smagi, visą laiką kova būna tarp jaunų žaidėjų. Gerai, jie čionais emocijas reiškia ir viską. Tik tai va tas jaudulis, statinis jaudulis, tuoj susitvarkys jaudulis ir rungtynės žymiai pagražės. Tai galima sakyti, kad netgi tų emocijų ir noro galbūt netgi daugiau negu, pavyzdžiui, profesionalų krepšinėje, taip neatrodo kartais? Perdegimas kartais būna netgi didesnis. 11 metų, prašau, jau yra žaidimas ir taktikos atsiranda, ir strategijos, bet iš principo gal jau kokie 8-7, tai dar to žaidimo nelabai. O va jau 10-11 jau žinokit, įspūdžių daug, įtampa atsiranda, prašau, visi rėkiam, šergam, šaukiam, taip labai gerai. 11-10 jau tas amžius, manau, kai galima rengti varžybas. O laukia vaikai tų varžybų, kalba prieš jas? Žinoma, gal ne tiek šneka, kiek nervuojas. Įtampa yra. O geriau tvarkyti su įtampa šį kartą sekėsi Sostinės krepšinio mokyklos 1 Lumo krepšininkams, kurie palaužė priešininkus iš Vilniaus krepšinio mokyklos rezultatu 41-29. Visgi nepaisant pralaimėjimo, Vilniaus pirmosios komandos